Bet kalbėjo apie tokius resursus, kaip ten kriptovaliutus ar panašiai. Taip, tai yra likvidu. Kriptovaliutas, aišku, pasižymi ir pakankamai aukšta rizika, jau ne volatilumu, bet ir rizika. Bet taip pat kaip ir akcijos arba ETF-ai. Ne visai, sorry, dabar va čia labai teisingai, kad pastebėjai, bet paaiškinsiu esminį skirtumą. Tai rizikas yra apie vertę. Volatilumas yra apie kainą. Tai vat, kai kalbėjo apie ten akciją, kai akcija svyruoja, ta pati korporacija gaminanti prekę, paslaugą vis tiek stovi, už jo stovintis pelnai, fiziškai pelnai, kurie apibūdina, sakysim, tos akcijos ir vertę, ir kainą lieka. Kai svyruoja akcijoje, tai svyruoja dažniausia kaina, bet ne vertė. Mažėja. Dabar bitkoino kalbama apie, kad bitkoinas turi, kaip ir kriptovaliutos, turi kainas, bet intristinės vertės jie neturi apskritai. Kai nėra apskritai intristinės vertės, tai tada matematika sako, kad kaina to aktyvo gali būti nuo begalybės iš esmės iki nulio.